Sveiki žvejai. Šiandien Tado žvejybose 2 Tadai. Labas Tadai. Ir šiandien turim čempioną. Kokį Fiderinį. Buvusi. Nu, buvusių nėra, yra čempionai. Ir bandysim šiandien pagauti lyną. Bent kažką. Nu, bent kažką, tikslas lynas. Pernai žiauriai čia smagiai pagaudėm šitoj baloj. Ir karpį. Stipriai. Jo, stipriai ir karpį pagavom. Kiek tu 4, 5 karpius net. Tu 5, aš 1 ir linų ten. Linų be skaičiaus. Po 30. Žodžiu, kosminiai skaičiai. Tik tai viskas buvo gerokai vėliau. Šiandien turim birželio 14 dieną ir gan vėsoką rytą. Ir vėjuota, ir vėsoka. Ir Šiaurys vėjas. padaryti savo. 7 valandą ryto turėjom 8 laipsnius. Nu tai vasarėlė ne kažką. Žodžiu, tikimės, kad bent kažką pagausim, kažką suviliosim. Tai verdam kavą, jau kaip paruošti meškerės. Užmestas, einam žvejot. Dar čia Tadas kažką būrė. Biškį. Tai va, gerai, mums neišvino, jums gerą žiūrėjimą, tikiuosi. Pagausim linuką. Pagausim. Pasidedame atsidarimui. Reikia peilį atsidaryti. Kas čia per granulės? Aller Fishing. Čia dar kažką maišysi jas, ar tik tai jas vienas bandysi? Vienas? Ai, čia su spomba, ne? Na, čia tokios smulkesnės gerokai. Bet jos dirba. Daug kuriam dirba. Visi karpiai mūsų. Bet tikslas lynas. Tikslas lynas, bet už karpį irgi nepyksim, ne? O, gaudysim čia paskui. Žiūrėk, neužklimpins. Papildomai taškas už plombikę. Apšilinėja Tadas vietoj rytinės mankštos, ne? Galėsi tubiškai pavaryti irgi. Galvoju, bet šitą gal. Šitą, ne? Miksiuką darysi, ne? O kitą ir šitą maišys. Šis vistorn. Geltonas, išmėlė. Bet jau šitą atskirai dėsi, ne? Vienai, ne? Ant kitos meškerės, ne? Ja. O čia biški granulė, ne? Ir biški sausa. Ne, čia šitas, o jau kažkas granulė. Ai, čia su granulėm iš karto, ne? Čia pelet, malta pelet. Bet man atrodo, jų irgi nebegamina. Ai, įdomus. Galiu garantuoti, man atrodo, nebegamina. Šitas fain, ne? Žiūrėsim, kaip kvepia. Kvepia sausainukais. Žiauriai gerai kvepia. Ne? Nu, tokiais sausainiais, kepiniais kažkokiais. Nu, aš bandysiu kažkokį Ringers Dark žalią. Man tai tas panašus, klausyk, į traperio marcipanas spalva. Įdomu, kaip kvapas bus.
O, pažiūrėk, tai irgi neklūs. O kitą bandysim Deepeksą kažkokią čia. Green. Karpis lynas karosas, smulki pelėti. Toks grynas irgi, toks tipo žalias. Bet tas žalesnis. Ne, tai čia net nėra ką lyginti. Susipilam į steineritą. Manau, pradžiai užteks pusę. Oi, va atėjo šliužas vandens atsigert. Ir merkiame. Porai minučių jaučiu į vandenį, gal net porai nereikia. Porai gal net nereikia. Porą minučių palaikysim, nes vanduo dar nėra labai šiltas. Ir ištrauksim nusivarvėti. Pelėtytės. Uždengiam ir biškį pabrinkinam. Dabar bandysiu tą žaliai koko ringersą. Čia. Prieš saulę. Spalva grinai žalio marcipaną, tik tai kvapas visiškai kitoks. Kvapas toksai fišmilo. Na, toks nelabai saldus ir nelabai kvepintis. Nu, pabandysim. Atskirai pelėtės, atskirai šitą, paskui pabandysiu sumiksuoti viską kartu gal. Nu, įdėjau į truputį didesnį indą, kad būtų patogiau maišyti. Reikia neperdrėkinti, drėkinti per keletą kartų. Nu, bent jau per 2, per 3. Rankos tai bus šrekinės. Nu, kol Tadas spombina, aš atsimatuosiu gaudimo atstumą, pradėsim. Pirmas taškas bus artimesnis 63 metrai, antrą planuojam daryti 83 metrus. Tai va, kadangi turim tarp koliukų 3 metrus, tai reikia atsiviniot man 21 metrą. 21 kartą. Meistras dirba. Meistras. Matininkas matuoja atstumą tarp koliukų. Metrų padaryta. Klausyk, neapgausi tu manęs, blemba, pasakei šiam 3 karačią, sušėrė ant 83 ir sakysi, gaudi kur nešerta. Aš tau sakau, gaudi šiam 3, 8-3 sušerta, sujaukina. Gerai. Šeria kiaulės, ne, žuvį jaukina. Šeria kiaulės. Lemba per tave nukrito, bet... Nu, dirb. Nu va, taškas pajaukintas.
Porą šėryklų dar papildomai užmečiau. Lygiai 7 valandas. Pradėsim savo lyno žvejybą. Nežinau net, ko čia pradėti. Pernai labai gerai gaudėm ant Ringerso oranžinio šokolado. Šitų labai liukų. Jaučiu, reikia ir šiemet pradėti nuo jo. Pradžiai bandysiu gaudyti peletėm, kurias susidrinkinau. O kai nekips, tada bandysim tą žalią jauką. Kaip aš sakau, traperį, bet ne traperį. Na ką, pirmas metimas. Laukimas ir viltis. Man atrodo, truputį įlindau pas Tadą į pusę, bet kol jisai dar nežvejoja, tai pagaudysiu iš jo pusę žuvytę. Nu va, pirmas kibimas, pirma žuvis. Tadas kažką traukia, o kitas Tadas liūdi netraukdamas. Iš tolimesnės ar iš artimesnės? 8-3. Liniokas. Liniokas važiuoja krantana, ne? Bet stipru. Oi, smagus. Toks stiprus. Dugnu eina. Vodas ežeras. Kokį jie faina, kokį jie stiprus. Oi, gražuolis. Oi, gražus koksai. Ką? Gražus koksai. Koks jis stiprus, žiūrėk. Taip? Nu šitą. Mato neatsinešinė. Bet koks gerulis, klausyk. Gražus. Nu, parodyk tą grožį. Oi, gražuolis. Fainas. Nu, gražuolį. Nutraukytę. Žinai, sakyčiau, sezonas atidarytas, bet jau ne pirmas šiemet. Nesurė. Nu, davai. Taip, tai net nesimato plium. Kiegelė. Siautėjai? Biški sekasi. Ne, nu, žinai, kaip sako. Мастерство не пропьешь. Liniukas. Mažesnis.
Nepataikiai. Na, čia to lieptas. Yes! Okay. Na jau, mano užkabinai, leis mešką žemyn. Neina jisai, ne, mane patraukė. Tai jau gal mano traukė, žinau, kartu. Bet, nu, jis nuo pat pradžių piktas buvo. O gal karpis? Nu, lemba. Ne, karpis būtų važiavęs ir nuvažiavęs. O dar sakė, einu pasitolinsiu. Kur da? Kokie jie pikti, ne? Pikti. Jau tu, Nelabai jau tolis. ką? Nelabai tolis. Kaip tolis. Jau atsikabino nuo tavo, ar ne? Lyg tai jo, nežinau. Panašu, kad jo. Nu, žiūrėk, jau netoli, dėdulį. Viškai. Ai, nesu tavo. Tu mano? Tai nieko. Viškai apsikynė. Ai, gražuoliukas. Gražus. Super. Karpėkas. Nedidukas, bet bonusiukas. Bet tai viena maškerė važiuoja, kita važiuoja.
Nu, kuris čia yra? Eik, tėvai, matai? Po lieptų lenda. Ir neina pakelti viršų visiškai. Ot gudragalis, matai? Spaudžiu į dugną. Nu pasirodyti, taigi pakabinsim, paleisim berniuką. Kaip pernai ten 12, ne? Čia buvo? Lygtais. Kaip čia? Matei, jis visai nepavargo. O jisai sako. Kaip jau galvoju, vis jau 3 kartų oro įkvėpė. Все, рamiai. Блядь, o čia tai negerai. Neužkabins. Jau silpsta, jaučiasi, matai, jau į paviršių iškėlo. Nu. Pats pasiimsi? Jo, paimsiu. Ką? Paimsiu. Jo, paimsiu. Dar ne dabar. Prie viso to buvo nusiuktas. Молодец. Bam kailį. Tu pažiūrėk, kiek čia žuvyčių. Pažiūrėk. Kaip čia jų taip prisėmei? Pažiūrėk. Geras. Žiūrėk, vienu traukimu 1, 2, 3, 4, 5 žuvis. Daugiau dar. O čia tai žvejys. Oho! 9,2, tai atmetus maišą. Kokie 8,2, ne? 8,5. Be maišo čia su maišu. Galvoju, kad lengva laikyt. Lengva, nesmaigti. Leidžiam, ne? Palauk. Uodega kokia. Gražuolis, mano, gražuolis. Fainas. Mamytė? Aš tai neskiriu jų, bet galiu. Smagumėlis. Ką darom, trumpą pertraukėlę, atėjo pietų metas. Kepsim kiaušinuką su mėsyte. Pirmą žvejybos pusę, gal ne tai kaip tikėjomės, bet skustis irgi negalima. Pagavom po kelis lynus. Tadas karpį įvarė 9 kilo. Seka iš čia dabar labai pasaulio čempionatą per telefoną. Kaip sekasi Tadai lietuviam? Sunkiai, ne? Sakau, suprantu sunkiai. Viena zona gerai. Ne tik mums šiandien sunkiai sekasi, bet ir
Lietuvos čempionate ne kažkas. Saulė. Ta, pasaulio, ne Lietuvos. Na, zonai gerai. Nu va, vienoj zonai kažką sugaudo, kaip ir pas mus. Tado zonai geriau, mano praščiau, bet kažką pagaunam. Žodžiu, laiką smagiai leidžiam, ką daugiau reikia. Dar mes pavalgysim, būsim sotus, stiprus ir tada kipsim naujom jėgom vėl su nauja energija vėl žvejot lyną. Kiek tu jų muši? Kiek nori? Aš nežinau, kiek tu galvoji. Gali visus? Ne, nereikia visų. Eik tu sa. Kiek čia? Čia da. Pietukai, pietukai. Skanaus. Nu, parodė. Papietavus, ne, radai ant meškerės. Nu, Parodė. Geras, reiškia lydekėlę hapnino. blemba, nelabai paminėjau. Ir kaip visa žemė drašta. Bet tai dar patraukei tu ją? Patraukei lydeką? Ja, aš nesupratau, kaip sunkiai eina. Ne. Geras, matai. Nu va, reikia nepalikti meškerių be priežiūros, reiškia. Masalas gal šiandien geriausiai dirba Ringers ir Mainline firmas kofteriukai. Ringerso šokoladas. Negalėčiau sakyti, kad labai gerai dirba. Šitie oranžiniai pernai žiauriai gerai buvo, čia varė į vienus vartus jie. Šiemet geriausiai dirbo turbūt Ringerso vošautas. Mini vafteriukai. Tokie truputį išplūkę. Tai reiškia vošautas. Kaip išplauti, išplūkę, ne tokios ryškios spalvos. Tai ant šitų buvo pagauta turbūt daugiausiai, o geriausiai vis tik turbūt dirbo Mainline. Vafteriukai tokie nedideli irgi, net nežinau, 6 mm. Tokia rožinė spalvytė ir kvapas yra tuna. Tuna kvapas. Jauku kažką nežinau, labai skirti negalėčiau, nes aš 2 rūšių naudojau, vieną vyrų, vieną peletės Dipeksą, kolega naudoja irgi 2 skirtingų rūšių jaukus ir taip pat irgi nei vieną, nei kitą negalėtų įskirti ir su vienu ir su kitu pagavo, taip kad kažkokių išskirtinumų nebuvo.
ką, bičiuliai, šiandien savo žvejybą baigiam. Pagavom po keletą linų būdų, pagavo kolega bonusiuką Tadas, karpį 9 kg. Žodžiu, nebuvo kažkokia super duper žvejyba, bet visai smagiai laiką praleidom smagiai. Oras irgi įdienojus visai atšilo, tiek kad tas vėjas tas biškį čia gadina reikalus. Nu, dėl kibimo tai net nežinau. Pernai mes čia gaudėm turbūt Liepos gale ar tai rugpjūčio pradžioj, tai buvo kosminiai skaičiai, fantastinė žvejyba turėjom linų. Nu ir nežinau, taip mes galvojam, kad galbūt ar tai ruošiasi linai neršt, arba jau netgi ir neršia. Aišku, nebėgo nei ikrai, nei pieniai pagavus, bet pagal laiką kaip ir turėtų. Tai galbūt tas įtakoja tokį nelabai norą kipt, arba nežinau, čia ta tokia, vadinkim, vasara mūsų dar vis neįsibėgėjanti, kad šalti orai, šiaurinis vėjas šiandien. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju laiką praleidom puikiai ir nėra čia ką bedavotis. Iki susitikimo kitose žuklėse.